Sveiki. Programa skirta pastolių nuomos vadybiniai apskaitai. Ši specializacija leidžia automatizuoti tam tikrus darbus, kuriuos be jos būtų sunku atlikti. Tai žiniatinklio programa, patalpinta serveryje ir pasiekiama vartotojui iš bet kurio kompiuterio per naršyklę. Pageidautina Google Chrome. Pastolių nuomos programinę įrangą pradėjau kurti 2020 metų pabaigoje. Iki 2025 gruodžio mėnesio prie įvairių pastolių įrangos nuomos programų versijų kūrimo ir palaikymo jau esu išdirbęs beveik 2500 valandų. Taip pat virš 100 valandų esu išdirbęs adaptuojant šią programą technikos nuomai. Ši programos versija vykdo vadybinę pastolių apskaitą ir skirta įmonėms, kurios nori papildyti savo apskaitos sistemą šią dalimi. Naudojant šią programą galima vykdyti užsakytų pastolių klientų objektų rezervacijų, rezervuotų pastolių perdavimo kliento objektą, grąžinimų ir pardavimų iš kliento objektų apskaitą bei su pastolių nuoma susietų paslaugų apskaitą. Programa suformuoja atitinkamus dokumentus. Naudodama šios duomenis, programa suformuoja sąskaitų eilutes, kurių pagrindų programos vartotojas gali suformuoti sąskaitas klientams. Šios programos nuomos kaina 50 eurų per mėnesį. Minimalus nuomos naudojimo laikotarpis yra 3 mėnesiai, po kurio klientas gali pratęsti programos naudojimą arba nutraukti naudojimąsi ir gauti savo duomenis iš serverio duomenų bazės, kad galėtų juos naudoti kitur. Pradėjus naudoti programą, 4 valandos konsultacijos dėl šios programinės įrangos yra nemokamos, o tolesnės konsultacijos yra mokamos. Esant papildomiems individualioms poreikiams, jų sukūrimas turėtų būti apmokamas pagal valandinį įkainį, kuris šiuo metu yra 16 eurų. Tuo atveju, kai kitiems klientams taip pat reikia naudoti šias papildomas funkcijas, kaina gali būti padalinta tarp klientų. Programa yra daugiakalbė ir šiuo metu galima dirbti 2 kalbomis – anglų ir lietuvių. Tačiau programa sukurta taip, kad būtų galima gana greitai pakeisti lietuvių kalbą į kitą arba pridėti papildomų kalbų. Kai programos vartotojas nori pakeisti programos kalbą į kitą, jis turi spustelėti kalbos pavadinimą programos puslapyje esančiame viršutiniame kairiame kampe. Programinė įranga sukurta PHP programinės įrangos kalba ir naudoja MariaDB duomenų bazę. Esu šios programos kūrėjas Šarūnas Bielskis. Mano kontaktai pateikti skaidrėje.